Labas rytas. Spėkit, kur šiandien esam. Vėl. Labas rytas. Pasiėmiau reklamas ir startinį numerį. Ir dabar reikia varyti prie starto ir tikėtis, kad dar pirma RVD klasėje nepradėjau važiuoti, nes aš norėčiau su Mindaugu pravažiuoti parodinį ratą, nes mes planavom važiuoti kartu, bet aš pramigau. Varom ieškoti Mindaugo. Va ir Mindaugėlis. Labas rytas, labas rytas, Saulė. Žiūrovai, visiems zdarova. Kaip trasa? Įsimegojai, man tai labai geros būklės, Luka biškį buvo sumėtę, tai nepaleidė. Šlapia? Ble, beveik visur sausa, biškį kažkur gal tai. Nu, kokie žmonės. Ką čia klijuoji? Klijuoju kontentą žmonėm. Ai, sragelio. Tai mes nesam čia, žinai, tokie profesionalus kaip kai kas. Zdaro. Kaip trasa? Vieną GoPro. Kaip trasa? Zaipiai, sako jiem. Nu ir gerai. Sausa, šlapia. Nors tu kai važiuoji šlapia. Tau jau sausa bus. Greita? Jo. Baisi? Ne. Mašina apklijuota. Mindaugas antrą ratą pravažiavo. Trumpam driftingui ore Bull palapinė. Sakė Mindaugas, kad slysta. Ten prieš akių slysta, prie ąžuolo. Bet aišku, jisai važiuoja su kendom. O Lukas važiuoja su paprastom vasarinėm, tai jam geriau biški. Tik jisai slėgį nusileidęs iki 1.9. Nu, kaip toks ir turi būti realiai. Apie 2. Tai vat, einam briefingą paklausyti. Pasižiūrėti, ar gerai čia tas laikiklis ant šalmo, nes kažkaip neatsimenu, kaip praeitą kartą aš jau užsidėjęs buvau. Ai, bet dabar aš jau jo nenuimsiu, viskas. Čia va, trukdo. Nu, taip ir paliksiu šiam kartą. Stovim pradžioj surikiuoti į parodinį ratą. Matau, žmonės ten irgi rikiuojasi. Norėčiau su tokiu lėkti. Nu, bet gal kažkada. Kompaktai. Nežinau. Reikia pravažiuoti po parodinį. Ir po sekančio, tai prieš antrą važiavimą tada susitikrins. Nors žinai ką, einu dabar susitikrinti slėgius ir bus ramu. Nes degaliniai pasidariau 2, bet manau kokius ant 2 reikia pasidaryti. Nu, pažiūrim tik tai ką rodo, nes visas tiek pat pučiau. Nu 2. Nu tebūnie. Dar yra problema, kad aš netelpu su šalmu. Labai tavęs laukiau, kad spėtum. Aš bėgau jau. Aš net nežiūrėjau schemos normaliai. Tiesiai, dešinė, tada vėl tiesiai ir tokia, žinai, reikia tiesiai. Ai, jo. Stengtis pradurt. Bet čia tada toks staigus gaunas. Jo. Nu, bet yra tai man nemeta šiknos. Ai. Tai aš galiu rizikuoti. Vartai tada už gyvatėlės, kiti vartai, va čia tas, va kur skiau. Čia durk ir man va čia slysta mašina. Ai. Bandai pataikyti ten, o čia tai išorė visą laiką einu. Ir tada tiesiai toks gauna, žinai. Ai, nes čia irgi išorė. Jo, nes išorė fiškės. Ir taip tiesiai, žinai, bandai. Bet aš jau čia stabdžiausi, pizdamančiau. Nu jo, čia irgi reikės stabdytis, jau dabar net atrodo. Jo. Davai, mantelį. Davai. Nu, nebus lengva. Reikia pasižiūrėti, kas bagažinėj vartos. Nu kaip? Nu, nemoku gyvatėlių jam. Pasimatavau su gaidžiu, tai 2 lygiai, nors pačiau 2. Jo. Nu tai atsinešiu aš tavo. Stenkisi gyvatėlės, tai žinai, iš anksčiau pastabdyk, įlyski gyvatė ir gyvatė jau greitė. Jo. Ir kur aštrus yra, matei, čia va yra išmeta tas paskutinis ten apačioj, tai nu stenkis, žinai, ramiau ir išeit ramiai, kad tavęs nešveistų. Jo. Nes gan slidžios vietos, tai jau geriau ten ramiau, žinai, ir ėjimas ramus, o išeini jau normaliai. Tai va, bandys. Labas. Nu, grįžai atostogautojas, įdegęs? Grįžau. Ant praslydimas.
pasivijo. Nesąmonė. Ką rodo? 2-2? Mano 2 rodė. Tas va geltonas Poršas, kur stovi. Prie ąžuolo pasivijo, aš kurmi per veidrodėlis jį matau. Pradėjau daryti nesąmonės. Nereik žiūrėti per veidrodėlį. Neblogai, pirmas. Kieno, mano? Šitus paskui susisuks. Jo, neverta dabar. Nedėliai, bet vieną kempinką. Tu dėsi fokusuokas, užsilenk veidrodėlis visas. Kaip Poršas? Gerai. Ten sakė, tėvukas save pasivijo, ne? Aš tai nebūčiau taip darant, bet žinai, mano tėvas azartiškas. Galvojom pagreitinti, žinai. Aš irgi taip galvojau, Tave pastumlė. bet pagreitėjau ir gavosi blogiau. Tai ten sasiską kaliai vieną. Kaip ten apačioj, užsimetė, nu tai ten praradai, nu tikrai. Nu taip, sekundę. Jo. Ten ir šiaip slidžiau buvo, aš manau, ten būčiau paslydęs net jeigu ir nebūtumėt ant šiknos. Ne, galbūt, bet žinai, užsižiūrėjai vis tiek, žinai, aš paskui galvoju, blėt. Galvojam, biškai panervuosi. Gonkas reikia važiuoti. Na, reikia. Norėčiau. Čia ir trečią galėjau. Pataikysiu į antrą. Nu, pradžia labai gera iki to antro bėgio. Nu, normaliai turėjau prarasti ant tą laisvą riedėdamas. Nu va, suvažiuota. Viskas kaip ir fainai. O dabar pastebėjau, kad pamečiau šitą dangtelį kažkur. Tai... išvažiuoja Lukas. Palakstai. Svarbiausia tave. Šiaip, vat, ką parodė šiti važiavimai, tai kad visiškai nejaučiu mašiną sukibimo ribos. Ir tikrai galėjau važiuoti daug greičiau, nes, pavyzdžiui, paskutiniam rate daug greičiau važiavau, nu, galvoju, all in, ir nepaslydau. Nu, ant šakių posūkio į kalną ten jau cypė padangos, bet vis tiek laikė, gripino, viskas gerai. Daugiau drąsos ir nebijot spaust. Nu, bet čia viską duoda seat time'as, kuo daugiau važiuosi, tuo geriau. Dabar va, pažiūrėsim, kas čia per aparatas, kuris mane taip prispaudė, ane?
tai kosminis. Bet visi jie kosminiai. Naujas žaisliukas tėvas Racing garderobė. Irgi bus galima išsinuomoti, įspėju. Tai vat, tiek žinių iš mane šiandien. Reikia daugiau praktikos prie vairo, kad jaust ribas ir viskas. Lekiam namo ir video. Iki kitų kartų.